Ar jūsų vaikui ne per anksti eiti į darželį? Padarykite tokį 7 dalių testą. Nors dažniausiai klientai sako, kad vaikui patinka kiti vaikai, dėl to jau būtų laikas eiti į darželį. Iš tikrųjų, tas turėtų būti sprendžiama visai ne dėl to, kad vaikai patinka, natūralu, vaikai turi patikti, bet pažiūrėti, kiek yra susiformavęs saugus prieraišumas. Tai pirmosios 3 dalys yra būtent susiję ne su vaikais, o su jumis. Ar jūsų vaikas mieliau renkasi jūsų, o ne nepažįstamų žmonių draugiją? Nors jūsų vaikas gali be didelio nerimo pabendrauti su kitais žmonėmis, vis dėlto žvilgčioja į jūs, ar kažkur esate netoliese. Taip jis jaučiasi saugiau. Ar jūsų vaikas kreipiasi, kai jį reikia paguosti? Būtent į jūs. Ar leidžiasi būti paguodžiamas, ar neignoruoja jūsų, kai jam kažkas tai skaudu, išsigando ar panašiai. Čia irgi labai geras ženklas. Trečias, ar įsitraukia į veiklą jums išvykus ir po to, ar džiaugiasi, kai jūs parvykstate. Apsidžiaugia, kad jūs ir jūsų vaikas susitikote, mielai apsikabina, emocijos geros, puiku. Pakalbėkime apie ryšį su kitais. Čia jau 4 punktas. Jūsų vaikas duoda, ima ir dalyjasi. Gebėjimas paprastai ir be didelio nerimo atlikti šiuos veiksmus yra pagrindinis požymis, kad socialiniai įgūdžiai yra gerai išvystyti. Dalintis tikrai ne visi vaikai mėgsta, bet jeigu tai nesukelia didelio nerimo, didelių emocijų, viskas yra gerai. Ar jūsų vaikas sugeba atidėti pasitenkinimą? Skamba taip gana sudėtingai šitas dalykas, bet ar jis sugeba palaukti, nesijaudindamas, per daug nenerimastingas, jeigu jis ar pavargo, ar nusiminė, ar reikia palaukti, kol bus įvykdytas kažkoks pažadas, ar dar kažkas. Jeigu jis sugeba palaukti, puiku. Kaip jūsų vaikas reaguoja į drausmę? Ar jūs jį galite sudrausminti? Ar jis pasitiki jūsų taisyklėmis ir supranta, kad nuo to bus geriau? Aš nesakau, kad visos taisyklės turi būti įgyvendinamos, tačiau jeigu vaikas gerai reaguoja į discipliną, tai yra jau puikus 6 punktas. Ir 7 tai yra jau jo pasitikėjimas savimi, kai jis pradeda tyrinėti naują aplinką. Tai yra, kad jis jaučiasi saugus ir jis jaučiasi, kad ta aplinka yra saugi, kad jam nieko blogo nenutiks, jis nėra nerimastingas, išsigandęs visais atvejais ir panašiai. Tai jeigu šitie 7 punktai įgyvendinti, puiku, galite planuoti eiti į darželį.